Mėly TV13 žiūrovai, čia sporto žinios. Šį vakarą vykusiuose šachmatų varžybose nugalėjo Kauno technologijos universiteto komanda. Taip pat mes turime labai svarbią žinią, kurią mes pateiksime jums tiesiogiai. Julija. Greta? Taip. Labą dieną, mėly žiūrovai. Tai išskirtinis pranešimas iš Lietuvos laikinosios sostinės Kauno. Štai čia, Laisvės alėjoje, buvo pastebėti neeiliniai sportininkai besiruošiantis kažkokioms varžyboms. Bandysim prieiti ir išsiaiškinti, kas tai per varžybos. Netrukdyk. Atsiprašau, netrukdykit, mes sportuojam. Nebe kamerų. Labai atsiprašau, ar galima jūs trukdyti minutėlį? Galima. Jūs trukdo TV13 televizija. Pastebėjom jums labai intensyviai ruošiantis varžybomis. Kokios varžybos jums gresia? Žinoma, tai čia bus pačios svarbiausios šių metų varžybos. Taip, ir kokios rungtys? Na, rungtys pabrėžiančios studentiško gyvenimo ypatybės. Mes joms ruošiamės jau 3 diena. O konkurentai, kokių tikitės konkurentai? Žinoma, pačių nuožmiausių. Dirbam. Supratau, ir koks čia vis dėlto renginys? Taigi, studentų šlovės takas. Greta, tikiuosi, tu tokia pati apšalus kaip ir aš.